Šiandien yra 2013 metų sausio 20 diena. Šio video tikslas yra išsakyti realią šios dienos mano nuomonės situaciją, man gyvenant apsaugoje, Lietuvos kriminalinės policijos biuro apsaugoje. Galiu pasakyti taip. Mes su seserimi kreipėmės 2009 metais rugsėjo 7 dieną raštais į generalinę prokuratūrą, Lietuvos generalinę prokuratūrą, dėl grasinimų mus nužudyti. Ir prašyme nurodžiau, kad žudyti gali Kedys. Generalinė prokuratūra nereagavo. Lietuvos policijos departamentas nereagavo. Spalio 2009 metų spalio 5 mano sesuo yra nužudoma. Kaip manoma, pagal surinktus faktinius įrodymus Drąsiaus Kedžio. Nuo 2009 spalio 5 man yra skirta apsauga. Šiandien, kaip minėjau, yra 2013 sausio 20. Visą šį laiką aš gyvenu apsaugoje. Tiek aš, tiek mano dukra. Esame iškankintos ir išvargintos. Esu nukentėjusios ir netekusios savo artimųjų. Esame labai pavargę. Su dukrelė. Pavargusios. Ir mano šeima taip pat. Mano tėvai. Girdžiu nuolatinius pažadus iš kriminalinės policijos biuro, kurie tarsi kaip lietus į tuščią kibirą. Visiškai tuščia viskas. Mano sveikata kiekvieną dieną vis blogėja. Mano alergija pradėjo ūmėti labai stipriai. Kiekvieną dieną 3 mėnesius vaikštau ištinusiom akim. Kankina baisus skausmas, galvos skausmas, širdis skauda. Jaučiuosi labai blogai. Kankina nemiga. Matau, kaip kenčia mano dukrelė, jai nuolat skauda galvą, pilvą. Mes labai kankinamės gyvenamės taip apsaugoje, mes visiškai negalime niekur eiti. Esame labai stipriai apribotas. Negalime bendrauti taip, kaip norime su savo artimaisiais. Gyvename nepelnytą gyvenimą. Esam nukentėjusios, o gyvename įkalintos. Mūsų teisės ir interesai yra niekinami, aš manau, ir nevertinami mes esam. Nežinau, kaip pasakyti, yra sunku kalbėti, bet matau valstybės silpnumą mūsų atžvilgiu, nieko nedaryti, o pataikauti galimai Neringai Venckienei ir jos partijai. Todėl šio įrašo tikslas todėl išsakyti savo baimę, nes nepasitikiu Lietuvos kriminalinės policijos biurų. Bijau. Kiekvieną kartą bijau, nes esu ne kartą prašysiu atsisakyti apsaugos ir to mane jie neleidžia padaryti. Motyvuodami tai, kad mane saugu, kad mane kažkas nužudys ar dar kažkas panašaus. Nebegaliu gyventi tokia kankinė, aš ir mano dukra. Nebegaliu. Esu labai pavargus, išsekus. Ir aš manau, kad taip nebegali daugiau tęstis. Noriu, kad tai žinotų. Ne tik aš ar mano artimieji. Aš bijau, kad gali būti mums grasinam, ar kitaip mes gazinamos, ar kitaip su mumis gali būti pasielgta. Bijau dėl savo gyvybės. Nepasitikiu kriminalinės policijos biurų, nes nežinau, kaip kas gali nutikti. Yra žinių, kad policijos departamento darbuotojai žinojo apie spalio 4 išvakarės apie mano sesers nužudymą
bet jis Firmanavičius. Bet nieko nepadarė, kad sustabdytų. Todėl aš turiu viduje nepasitikėjimo tiek policija, tiek pareigūnais, kai kuriais. Todėl labai bijau dėl savo gyvybės ir susidorojimo su manimi. Todėl prašau pagalbos padėti mums. Tiek.